parduodamas 10 hektarų plotas miške su 2 sodybų vietom, kur galima pasistatyti namus. Taip pat yra upeliukas su šaltiniu, kur galima užsitvenkti. Ir parodysiu, kaip čia kas atrodo. Štai čia už mano nugaros, kur yra aukšti medžiai, tai va ten yra sklypo riba, o kitoj pusėj, kitam gale, štai va ten, kur aukšti medžiai, va ten. Bet nesvarbu, pasižiūrėkite video iš drono pabaigoje, įdėsiu. Einam pasižiūrėti dabar sodybvietę, kaip atrodo. Čia yra toksai įvažiavimas nuo kelio. Nuo kelio įvažiuoji savo. Tavo visa teritorija, ten tvora yra. Iki, čia parodysiu, čia yra šiltnamis žmonių, iki šiltnamio yra riba. Iki pat va ten. Ten priklauso dar miško gabalas, kraštas. Ir toj pusėje taip pat miškas priklauso. 10 hektarų aplinkui šitą oazę. Tai čia yra viena vieta statytis namui, su įvažiavimu. Tenais yra 3 dar sodybos. Ir už jų yra dar plotelis namui statyti su atskiru įvažiavimu. Tai norite apžiūrėti, tartis, ar kažkokių pasiūlymų gal turit? Tai va, skambinkit man, numeris profilį. O jeigu norite apsižiūrėti, tai sakykit, ar tai su savininku suvedu, ar pats atvažiuosiu, aprodysim, kas kur kaip randasi. Reikia čia vietoj pavaikščioti, nes video ar aš parodysiu viską. Čia plotas milžiniškas, bent jau parodžiau, kur galima statyti. O dabar žiūrėkite video iš viršaus. Taigi, čia aš ir mes kylam. Parodysiu jums tą miško plotą, 10 hektarų. Pasižiūrim į dešinę. Ten vat yra riba toliau, pačiam gale. O šičia ties dideliais medžiais yra kita ribos dalis. Va, štai čia ties dideliais medžiais riba. O kita riba yra ten kažkur tais, va, kur dideli medžiai kelio pabaigoje ten toli. Iš aukščiau gal geriau matysis. Štai čia, kur matote mažesni medžiai, tai čia prieš 10 metų buvo kirtimas ir dabar yra atsodinta viskas, ataugę. O ten toliau, kur didesni medžiai ir yra tokia vieta, pieva, skirta sodybai statyti, ten yra puikiai vieta statyti namui, pasidaryti prūdą galima ir užsitvenkti upelį dar ir labai fainai. Tai vat viskas, ką matote ekrane aplinkui, būtent ir yra tas sklypas. Jo viduryje yra 3 sodybos, kur ten tokie dėdukai gyvena. Ir toliau, pats tolimiausias, ten tokiu raudonu stogu yra naujas namas, ten toksai gydytojas gyvena, kiek žinau, kiek man sakė. Tai va, dabar skrendame pasižiūrėti tą sodybvietę, kur galima statyti. Štai čia va dešinėje pusėje, kur yra proskyna, tai ten galima daryti sprūdą, įsikasti. Toks planas buvo pas savininką kažkada. O kairėje pusėje, va čia kur matote miškelį tokį, tai va iš karto va tame miškelėje yra šaltinis, yra toks upelis tenai. Jau upelis su dar papildomu šaltiniu, kur įteka į upelį. Tai va, mes čia skrendame toliau, va praskrendame dėdukų namus. Ir va šitą va žalia pieva, va toksai va beveik stačiakamis, toksai gyvatvorė apsodintas ten buvo. Ten yra dar vienam namukui statytis, mažesnis plotas. Tai va, viskas iki kelio priklauso, va, iki keliuko viskas priklauso.
Čia yra 10 hektarų plotas. Tikslesnės ribas galima sužiūrėti vietoj, ar susitikus, ar netgi atsiųsti galima planelį. Tai va. Ir kaip matote, va tas žalias toksai gyvatvorė apsodintas plotelis tenais šalia to raudono stogo netoliese, ten yra dar viena vieta namukui statyti. Taip pat žemė priklauso prie to pačio sklypo. Čia yra šalia Zapyškio. Jeigu žinot, kur yra Zapyškis, Kauno rajone, tai turbūt suprantat, apie ką kalbu. Tai va. Skambinkit, rašykit, į telegramą man galite rašyti, galite į numerį skambinti. Va čia va labai gerai matosi, va dabar po kairę, va čia va, kur dideli medžiai baigėsi sklypas, o ten po dešinę irgi, kur dideli medžiai prasideda, va baigėsi tie maži, yra kita sklypo pusė.